Dėl to, kad reikia tiesiog tokios vietos ir tokių progų, kad su aktorium pabūtum neoficialiai, nekalbančių tūkstančiams ir nenorinčių būtinai prisikviesti, ten prisipijarinti publikos savo spektaklius, o tiesiog pabūt, kad mes turėtumėm įspūdį apie žmogų, su kuriuo gyvenam vienu laiku. Ir aš iš Eglės pasakojimų, o Eglė yra iš tų aktorių, kurie istorijas seka idealiai, manau, jūs to įsitikinsite. Viena iš Eglės... vat ir dabar nėra šiandien. Būk graži, o kai liepia būt gražiai, ir neišeiti. Gerai, bet, žinai, viena iš tavo istorijų yra apie Prahos kaštonus, ar ne? Apie spektaklį po Prahos kaštonais. Ir man rodos, tu geriau tą istoriją papasakosi, nes... Čia įvadas. Čia įžanga, čia bus įžanga tokia pas... Ne, dabar puikiai atsimenu, aš dabar į jaunimą taip reaguoju, kad man norisi per kokį susirinkimą atsistoti ir Stanislavskio etiką rodyti. Pradėkim nuo to. Atsiprašau, iškimus perėkus balsas nuo repeticijų, nes tai buvo, aš mačiau kaip Kurauskas, Henrikas. Stovėjo salėje, mes jaunimas kikenom, kiek jis gali apie tą etiką, apie tą nevėlavimą kalbėti, kiek taip galima. Ir kaip gražiai ratas apsisuko, aš dabar taip pat galvoju, tik dar nepradėjom merginų šaukti, kad visai gal nusiimkite tą sijoną. Tai čia jau nei apsirengus, nei nusirengus. Dar ačiū Dievui to nesakau, vadinas dar tiek proto turiu. Tai apie teatrą, čia man toks rodiklis gyvenime. Atsiprašau, pradirbus teatre buvau tik kažkaip atėjus į teatrą ir sėdi Kymantaitė, kas ten Lydija Kupstaitė, veteranai teatro, ir aš grimuojuos kažkokiam tai miestelį. Ir nebeatsimenu, kas kam sako, ar Kymantaitė Lydai sako, Lyda, atsimeni, po Prahos kaštonai. Koks tai buvo spektaklis, aš galvoju, kokie Prahos kaštonai, gyvenime aš negirdėjau. O kaip man tas vaidino, atsimeni, kaip jis gražiai. Ir aš galvoju, Dieve, nepasidaryt, kad pradėt aiškinti, kad Antigonę aš kažkada vaidinau. Mirė visi tie, pardon. Jų jau nebėra, kurie matė šitą spektaklį. Dabar va taip išėjo, kad Vyšnių sodo nebebus. Aš čia kokie 15 metų Rimui Tuminui sakau, nori atsiklausiu prieš tave. Aš atsiklaupiau prieš jį ant kelių. Sakau, nebegalima šito spektaklio vaidinti. Čia nespinta tarki, kuri 60 metų. Vienas Dievas žino, kiek man kainavo vaidinti 20 metų. Aš kitokia, tas spektaklis ėjo 20 metų. 4 dukras jau apturėjau. Jo seno, aš visą laiką tiesiog ir nepakeičiama. Išprotėt galima. Ir prašiau, ir ant kelių klūpėjau. Jis sakė, kai Rimas supykdavo su manim, jūs neturi teisės. Jis pats turi numirti savo mirtimi ir jūs neturi teisės ten sutikti ar nesutikti. Ir kaip gyvenime išsisprendžia viskas labai gražiai. Ir kodėl jo? Čekolytė išėjo iš teatro labai seniai, jin dar vaidindavo Dunešą. Dabar nebegali, o jau tikrai įvedimų tikiuosi, kad nebus. O Prahos kaštonai, tęsinys tapo simboliu? Taip, simbolio to, kad dabar, nepradėt galvot po Prahos kaštonais. Man po šiai dienai, aš dėl to ir labai myliu jaunus žmonės, todėl ir studentų daug turiu ir man. Nemėgstu senų. Aš nieko negaliu padaryti, mes ant Tumino užpyko. Kaip jis pasakė, Jėzau, kaip aš nemėgstu senų. Tikrai nemėgstu senų. Po 50 jau turi išeiti. Tegul buvo. Argi maišo. Ne, jis teisus. Tai yra čia ir energetika, tai yra ir naujos idėjos. Ir žodžiu, kad nebūtų po Prahos kaštonų. Jo, kad mes nekalbėtume, bet mes, supranti, vis tiek kalbėsim apie spektaklius, kurių žmonės dauguma nematė.
Ir tai vis tiek bus Prahos kaštonai, tai jūs mum atleiskite. Ai, taip, teisingai. Biški bus šiandien, truputėlį Prahos kaštonai. Nes man, pavyzdžiui, įdomu iš Eglės sužinoti tokį dalyką. Eglės tėvai aktoriai, Kauno dramos teatro aktoriai, iš garsiojo Gytiso kurso, aš net nežinau, ar garsus jis mūsų kartai, ar dar šiandien kas nors žino, kad, nežino. Kad 52 metais, ar ne, baigė lietuvių studiją Maskvoje aktorių kursas ir beveik visas atėjo į Kauno dramos teatrą. Ir Kaunui tai buvo didžiulis įvykis ir Eglės tėvai, Antanas Gabrėnas ir Genovaitė Tolkutė buvo tos trupės nariai, to kurso nariai. Man įdomu, ką reiškia būti aktorių vaiku. Ar augai teatre, ar tai reiškia? Teatrą pradėjau eiti nuo 16 metų. Jokių pasakojų, buvau globoj močiutės ir senelių, kurie močiutė įsivežė mane iš Maskvos, kokių gal pusės metų. Gyvenime traukinį nėra važiavus. O sėdo iš Tytuvėnų ir atvažiavo ir įsivežė, pasakė, pas tos ruskius. Nes Eglė gimė pas ruskius, bendrabutis, nu. Rūtos tėvas labai mėgdavo sakyti Laimonas Noreika, aš ją nuogą mačiau. Nes maudydavo mane ten, palikdavo, keisdavosi visi tenai Vancevičius vėliau, man atrodo, bet Laimonas Noreika, Genys. Genys, jau mėgdavo sakyti, ant mano kelio auga. Taip, čia, nebeatsimenu, Vancevičius kažkoks iš Maskvos kritikas atvažiavo. Ir jis aiškina kritikui, kad мы ее родили в Москве. Ее, вот весь курс родил. O kritikas taip nusisukęs truputį, вы ее и убьете. Nes kažkoks labai šlykštus spektaklis buvo, kuris nerodė. Tai aš taip pasižiūrėjau, galvoju, teisus. Tai teisus, todėl po to pabėgau pas Tuminą. Ne, aš visai ne teatro vaikas buvau ir manęs teatras nedomino. Grinai buvau močiutės ir senelio vaikas, iki 3 klasės batų užsiriš nemokėjau. Žodžiu, išlepinta buvau totaliai ir tos meilės gavau tiek daug, kad tai buvo pagrindas viskam, bet aš labai gerai atsimenu tą aktorinę bendryją, kai jie visi gavo bendrabutį šalia Soboro. Ir kai aš eidavau nes vaikų dar nieks neturėjo, turėjo tik Grivickas, su Stošiūtė, jis buvo baletmeisteris operos baleto teatre lietuvis. Antra buvau aš, o tu ten ir visi kiti jau vėliau. Taip, kad aš buvau vienas vaikas bendrabutį ir eidavau ir pas Marytę Rasteikaitę, atsimenu, ir visi mane ten jau mylėdavo, tai saldainių duoda, tai... Žodžiu, dienai toks turnė per visą bendrabutį, per visus artistus, pyragų prisivalgai ten. Bet aš buvau ne teatro ir visiškai man teatras. Ir nuo artistų, nes vaikai, jie tau nieko nereiškia? Ar jie tiesiog... Nieko jie man nereiškia, ką man reiškia. Kai ten klasė klausdavo, taigi va, yra Domaitis, nu taigi Gražina Balandytė papasako kokių pletkų, aš nieko nežinojau. Ir mano tėvai kažkaip stengiasi, pareidavo namo, užsirakindavo, ta prasme, užsidarydavo duris, bet man ir nelabai buvo įdomu. Tik aš atsimenu, kad tais laikais į gastrolės ten veždavomės tuos, kaip sudedamas loveles. Ir aš žiūrėjau į Balandytę, man tokia graži buvo. Tokiais... Nusipirko jinai kažkokiai parduotuvėliai, nebeatsimenu, Plungėje ar kur, tokius flanelinius marškinius, su tokiais baltais žirniukais. Ir visi sėdėjo pievoj, o Gražina su tais naktiniais, ir aš galvoju, dieviško grožio, kokia Gražina graži. Bet likę kažkokie, man labai buvo gražus Genys. Ir aš labai po to, dėl ko aš galvoju, norėjau kritikė taip tapti. Todėl, kad aš baisiai mėgau Genį, kai jis vaidino Hikmeto keistuolių, bet aš baisiai nemėgau Artiomo Inozencovo, kuris irgi vaidino, dabar jie dubliavosi. Tai aš klausdavau, ką šiandien vaidins. Jeigu Genys, tai tvarko, bet jeigu Artiomas, tai...
Dama su kamelijom tavo tėtis, vat, Armanda su Balandyte, meilės istorija. Bet man kažkaip tik, kad aš nežinau, aš teatru visiškai nesidomėjau. Aš buvau iš tų rašančių žmonių, su Dalia Saukaityte mes tokios dvi buvom, tokios intelektualės, galbūt labai apsiskaičiusios, nemėgdavo mūsų, kad einame į filharmoniją simfoninių klausyti, jau tos dvi, tai nepasakysiu to baisų žodžio, pardon, bet pasakysiu, cielkos tokios. Dvi tokios jau labai viską žino, jau skaito literatūrą tokios ir mes didžiavomės tuo, o po to prašau kokią naudą. Vytas Kernagis su Dalia ir įvyko koks gražus tandemas jų supažindinau. Taip, kad ta prasme man teatras niekada nebuvo. Ir sakau, kaip yra įdomu, ko labiausiai gyvenime tikrai aš esu visiškai ne aktorinė natūra. Visiškai. Kaip tu čia sakai šiandien tema, drąsa ir gėda? Drąsa ir gėda. Nu tai jau aš drąsi, kad į šitą profesiją įėjau. O kaip tu neatėjai, taigi tu kritikė norėjai būti, kas čia per stebuklas? Nu dabar aš pasakosiu, reikia kažką sugalvoti, nes tai yra... Bet tu dar bandėjai? Kur? Tu bandėjai įstoti į kritiką? Taip, ir aš išlaikiau Maskvoje visus egzaminus. Buvau pasiruošus, aš tiek žinojau, kad dabar šeštadalio nebežinau, kokia aš protinga buvau. Ir elementariausiai manęs nepriėmė dėl to, kad man 18 metų nebuvo buvę. Na, o ten tai buvo specialybė, kur norėjo, kad... O tarp kito, ponai kritikai, Dautartas vis rašo, dar ką nori Žilvinas. Ir jis paėmė mano vietą, kad jis buvo kariuomenės. Ir sakiau, kažkaip nepasitaiko jį pamatyti, galvoju, prieisiu, kaip trenksiu per galvą. Tu man gyvenimą sugadinai. Ta prasme, nepriėmė dėl to, kad išlaikiau 5 viską. Ir man buvo tragiškiausia mano gyvenime diena, kai apraudojau visus gydysos suoliukus, aš taip gyvenime nesuverkus. Ir staiga ateina kažkoks senukas prieš. Ir žiūri į mano tėvą ir sako, Atanas, ne Antanas, o ten Atanas. Atanas, aš to pizdes dėlai, pasirodo, čia jų rektorius dar buvo. Sako, tėvas stoja. Nu ir kaip? Sako, trūksta, matyt, dar kažkokią padirbti reikia kažkur, kad tada ten metai užsiskaito. Tai sako, nieko, tai sako, kaip nors mes sutvarkysim šitą reikalą. Ir aš į tėvą, kaip jį. Ir staiga tėvas sako, ne, mes pasiruošim ir stosim kitais metais. Vat, atleisti aš negalėjau. Niekaip. Aš supratau po to, kodėl jis tai padarė, jis bijojo mane palikti vieną. O bijojo. Ir aš buvau, mačiau, kad tai buvo laimingas, kad aš neįstojau. Ir po to grįžau, tėvai gastrolės ir pasipainiojo dabartinė Grigolio žmona, kuri Nijolė. O mes ten kažką dramos būreliuose. O aš tokia nevykus buvau, kažkodėl man liepdavo vaidinti, man tokia gėda. Tai vat kur buvo didžiausia gėda. Kažkokią rožę vaidinu. Vaidinti nemoku. Bet būtinai vaidinti, nes tavo tėvai artistai. Kažkokia kinietė šokau. Sarmata. Tais laikais pionieriai. Būtinai išeinu ir būtinai susišrieku vienintelė. Nepasakau teksto iš gėdos. Ir visą laiką gėda, koks ten aktorinis. O iš kur ta gėda? Iš kur tu va tokį žodį išgirdai? Man sarmata, man po šiai dienai yra gėda. Man yra gėda, kaip blogas spektaklis, man gėda yra... Numatyti reikia kažkaip, jau tiek metų reikia santykį pakeisti, požiūrį pakeisti, neišeina niekaip pakeisti. Ir tą gėdą aš mirsiu, neužmiršiu tą gėdą. Ir vieną kartą taip stovėjau, žiūrėjau į veidrodį. Jau po visų kančių Maskvoje grįžus, tėvų nėra namuose. Ir taip ašara nubėgo man skruostų. Olė galvoju, matai, verkt moku. Nepabandžius man
Ir dar Nijolė sako, klausyk. Ai, ne, Nijolė pradžioje sako, važiuojam lakinių diržų pirkt į Vilnių. Nuvažiavom lakinių diržų pirkt, tai pro konservatoriją kažkoks papierukas kabo, kad priima papildomai. O galvoju, Nijolė buvo žvaigždė Grigolienė, mokyklos teatro. Visus vaidmenis, ir Rožės vaidino. Ir Aleksaitė sėdi. Aleksaitė sėdi per priimamuosius, o aš pas ją nuvažiavau, parodžiau jai savo rašinius. Ir jis sakė, rašykit. Ir jos akys kyla, antakiai tik kyla į viršų. Ir niekur nepataikau, valsą groja nepataikau. Kažką eilėraštį sakau, kažkokią ne taip. Įvaišyti sako, jūs kartais ne aktorių duktė. Ne! Ir Aleksaitas antakiai tokie. Nelabai supratu. A čia Aleksaitas studentas. Aš žiūriu, ko taip skaniai juokėsi. Supranta, apie ką jis kalba. Ir antras turas kažkaip aš praėjau. Tai pati nesuprantu, kodėl. Praėjau, reikėjo tėvamgi pasakyti. O tėvai tai išvažiavo. Dabar čia mano graudus momentai bus gyvenime. Nu ir laukiu jau, vadinasi, čia jau reikia po poros dienų, jau rugsėjo 1. Ir atvažiuoja tėvai, o tradicijos būdavo su broliu mes su arbata. Pasitinkam jau, kad būtent puodėliai būtų padaryti, kad kažkas iškepta. Jezau, galvoju, kaip jau tokia man jau pradėjau, tėvą labai bijodavo, griežtas buvo. Ir sakau, tėtė, aš įstoju. Tai kur jau čia turėjau? Gal kur čia įstoju? Sakau, į aktorinį. Tėvas laikė rankoje šakutę. Dūdė duris, 20 minutų. Aš amo nepirkau. Mama santūriai bordo dėmėmis. Ai, tėvas reikia durim ir išėjo. Mama taip nurijo visą kamuolį. Rytoj prašom nueiti ir atsiimti dokumentus, kad šitų nesąmonį nebūtų. Jėzau, man net palengvėjai. Ko palengvėjo, nežinau, galvoju, nu vas ramiau kažkaip, nu įsisprendė. Nu kitą dieną nuvažiuoju į Vilnių su garvežiu, garvežiai dar tada buvo. Su dūmais tiesiai. Bet tai nuvaišytės. Sakau, dėstytojai, aš noriu atsiimti dokumentus. O vaišytė su gazinės karelė, tokia kaip visada. Prašom, tu jau pat. Eikite ir atsiimti. Mums tokių nereikia. Pilnas koridorius norinčių, mums tokių nereikia. Ačiū, galvoju, jį čia baigęs. Įimu už klemkos rankenos. Stokit. Tėvai liepia atsiimti, sakau, tai. Tai va, pasakykit, kad jeigu mes jūs priėmėm, vadinas, mes kažką jums. Jėzau, galvoju, dar pasibaigė šitos kančios. Nu, po to, ir tas košmaras, va tada ir prasidėjo košmaras. Kaip aš tapau aktorį, netapau po šiai dienai. O reiktų taip trumpai pasakyti, aš nežinau. Aš pati dirbu, va, ir su studentais, kas tai yra, kaip dėstyti, ką dėstyti, ar įmanoma to išmokyti. Aš tik po konservatorijos atsigavau gal po kokių 10 metų. Kažkoks įvyko, dar truputėlį nelaimingas mūsų kursas buvo, kad ten ČP buvo. Dėstytojai keitėsi, Vaišytė labai nedaug dėstė, nors jis buvo kurso vadovė. Atėjo Algis Matulionis, kuris jau buvo aktorius, ir pas Jurašą buvo dirbęs, jis sakė, kai jis išprotėjo, gyvuliukus kažkokius čia, etiudus su gyvuliukais daro. Šekspyrą reikia vaidinti, baigit. Nu ir suvaidino mes antro kurso pradžioje Šekspyros. Hamletus, Magdet, atsimenu, kraują valiaus. Va, kur buvo gėda. Ir dėkinga Vaišytei, vėl grįžom prie gyvuliukų, prie pelyčių, katulių ir ciciukų. Bet kažkaip aš labai sunkiai tą mokymo
visą tą procesą prisimenu kažkoks toks įspūdis, kad ne taip reikėtų. Kaip? Nežinau. Todėl, kai aš turėjau muzikos akademijoje kursą, dėstytojai daug kas sakyti, nu jie užlips tau ant galvos, va, pamatysi studentais, reikia vytelę, juos reikia per keliukus, vytelę visą laiką. Nežinau, aš nemokėjau to niekad ir nedarau. Bet dabar dar truputėlį nukrypsiu į kitą pusę, ar išmokt galima ar ne. Ar ne, ar čia galima išmokyti šitą profesiją. Lygiai taip pat, ar galima išmokinti rašyti, ar galima vaidinti išmokinti. Tu gali tik pakreipti, tu gali, kad... Kur aš čia kažkokiam durnoj kiną žiūrėjau, bet frazė man labai patiko. Kas yra meilė? Meilė yra tai, kad tave supranta. Tai vat jeigu dėstytojas tave supranta, ar ne, jau tai yra didžiulis, aš galvoju, didžiulis laimėjimas, kad tu turi, kas už tave pabalėjina. Kas už tave paserga, kad jis sako teisingai, eik, bandyk, va, daryk, bet kad išmokinti šitos profesijos. Aš mačiau Laucių, dabar jums tos pavardės nieko nesako, bet tai buvo Prahos kaštonai. Aš mačiau Vainiūnaitę, aš mačiau Laucius pasirašyti nemokėjau. Aplamai skaityti nemokėjo šitas aktorius. O kai jis vaidino Dostojevskį, visą salę kriokė ir raudojo jį. O jis tik stovėjo ir pečiais krūtino. Tai buvo žmogus Dievo patirtas. Nu, ką mes te žinom tokių aktorių, ir Lietuvoje tokių aktorių yra, kurie yra Dievo patirti žmonės, kurie yra tiesiog... Šiandieninių, pavyzdžiui, kad, nu, gal mes kartu esame jau matę... prie pavardžių praeis. Aš nesupratau gerai pavardžių. Nežinau, iš mano kartos, baisiai myliu Valentiną Masalskį, už tai, kad jis beprotis, tokių bepročių jau nupėrė. Todėl, kad tai yra malonumas, todėl, kad tai yra taip, tai jis ir gal ir būna neteisus, bet tai yra altruistas žmogus, tai aš žiauriai pasiilgstu šiuolaikiniam teatre tokių žmonių. Bagdono Vladas, kur aš skaitau, tai yra... Čia suprantat, kaip išsilaikyti. Ateina metai, kai tu galvoji, kaip išsilaikyti, kad neprisidirbti. Vat kai tu man pasakėjai, kokia tema, kad gėda, ar ne? Vat gėda, scenai. Indėje labai dažnai būna. O dėl ko? Žinai, aš taip gal dabar labai žiauriai pasakysiu, bet kad neužmirščiau. Aš visai nemoku internetu naudotis ir iš principo to nedarau. Bet man sūnus parodė, aš nežinau, ar jums teko matyti, internete sklando Ricardo Muti, Leskaloj spektaklis, garsus dirigentas. Matėte, ar ne, tą Nabuko choras visą sustoja, streiką daro aktoriai. Štai, kad nesirūpina kultūrą, valstybė Italijoje, kad mažai skiria pinigų ir taip toliau. Ir man šokas buvo, žiūrėjau į to žmonės, tą chorą, jie susėdo apsirengę visi. Ir buvo pauzė, streikas padarytas. Ir pradėjo, Ricardo Mutis susakė, gaila itališkai nesuprantu kažką žiūrovam, ir visą salę susėdė, pilna Leskalų. Ir tada pradėjo kilti Nabuko choras ir dainuoti tą Garsiąją Arį. Ir dainavo ir salė. Ir salė verkė, ir choras verkė. Ir aš galvoju, ar Lietuvoje tai būtų įmanoma. Kokia tai yra pagarba. Nu dabar aš būsiu Prahos kaštonų. Bet kokia tai yra pagarba vienas kitam žiūrovai, aktoriam, žiūrovams. O aš galiu drąsiai pasakyti, man daug būna gėda už aktorių. Ir kai mes su Valentinu ginčydavomės ir Valentinas sakydavo, mes kalti. Ypatingai tiem, kuriem 50-60 metų. Nu gali kaltinti save, kad tu kaltas. Kad tai, kas vyksta dabar, yra
Ir man visiškai, bet vėl aš sakau čia savo nuomonę, aš neapibendrinu. Man būna gėda žiūrėti ir labai dažnai. Ir pasiteisinimai, kad duonytei reikia, ar ten valgyti neturiu ko. Ateina pasirinkimo metas labai stiprus. Ir labai gerbiu žmonės, kurie renkasi, kurie moka pasirinkti. Nereikia kišti savo nuomonės, kas nori, nori eiti ten vaidinti, bet aš galvoju, turi būti kažkoks tas termometras viduje. Dabar paklaustų, kodėl aš bandžiau ir serialuose kažką daryti. Aš negaliu, tada man prieš akis Žalakevičius. Tada man prieš akis, man teko laimė, aš dėkinga šitai profesijai jau vien tuo, kad aš fantastiškai įdomių žmonių susitikau. Ne dėl meno, bet aš žiauriai įdomių žmonių susitikau. Pokalbiai su Šukšinu, pokalbiai su Nona Mordiukova, su Jankovskiu, su Nikitos Michalkovo šituo operatorium Liebeševu, su milijonas. Ir aš galvoju, tai mūsų pokalbiai prieš mirtį su Vytu Žalakevičiu, kurie verti aš nežinau ko. O būtent prieš mirtį kažkaip mes susibendravom. Ir kai tu turi eiti, ir kai stovi berniukai už kameros, kurie žalio nesupratimo neturi. Ir nieko, ai čia biški, žaliai. Ir aš sakau, pilna baigusių operatorių, kažkas ne operatoriai stovi. Atsiprašau, kažkoks lievas scenarijus, ir tu turi, yra kas gali, pirmie, aš negaliu, man gėda. Ir kitą dieną aš iš vis net nenuvažiavau. Tada sako, oi, pas tave kartelė per aukštai reikia pakelta, taip negalima. Kas gali, nuleiskit, kas negali, aš negaliu, man gėda. Tai va tu kalbėjai apie gėdą, ar ne? Man gėda. Tai aš geriau neisiu. Ir tuo ir įdomus laikai yra pasirinkimas. Yra pasirinkimas eik. Suderint neįmanoma. Čia matau daug jaunų žmonių sėdi. Atsimenu dabar gaila, labai turėjau kažkada jaunystėj. Kažkoks susitikimas buvo ir kalbėjau garsus dailės akademijos profesorius. Ir jis sako, turėjau tokią labai gražią porą studentų. Čia buvo tie laikai nepriklausomybės, 90-ieji, kai čia Paknorkės buvo, pinigų nebuvo. Ir jie sakė, mes biški papiešim turgui paveikslų, o paskui mes užsiminėsim dideliais menais. Nes gyventi neturim iš ko. Papaišė, nusipirko būtą. Biški papaišysim, nes baldų reikia. Po to biški papaišysiu, nes jau mašinos reikia. Ir nusipaišė, du gabų žmonės. Aš ne dievas, aš negaliu prieiti, sakyti, ką tu darai, kodėl tu ten eini. Bet aš matau jaunų žmonės, ar ne, neminėsim pavardžių, kur gali būti geras jaunas aktorius ir jis panikoja. Sako, Eglė, aš vaidinti negaliu. Aišku, negali, todėl, kad tu esi svajonių jaunikis. Tai būk svajonių jaunikiu. Ir peržengti, aš pati esu tą patyrus, kaip sunku peržengti iš Lelele televizijoje, iš kažkokio, čia aš nežinau, čia vienelių žmonių reikia, tie, kurie sugeba. Aš labai abejoju, kad menas toks biški papaišysiu, taip nebūna. Arba tu eini ir puikiai, ir man labai gražu, kad yra daug jaunų žmonių, kurie žino, į ką jie eina. Todėl, tarp kitko, jaunus aš labiau gerbiu negu pabuvusius aktorius, kurie ir man jie labai didelę pagarbą sukelia tie žmonės. Ir tikrai laikai keičiasi, viskas pasikeitė. Aš puikiai atsimenu prieš išeinant į sceną, kaip Monika sakė, Mironai. Dieve, nebenoriu čia būti, čia ne mano teatras. Ir aš žiūrėjau, jie galvoju, ką tu čia, ir eiktų, ir Dieve, o kas jau jos ten teatras, jau. Dieve dabar pradės apie Juknevičių kalbėti, apie Luriją, kaip jie ten statė.
Normalu, ateina kitas, arba tu eini į koją su tuo, arba tu neini ir blogų laikų nebūna. O kaip tave jie priėmė, kai tu atėjai į akademinį tada, dabartinis nacionalinis, tada akademinį? Mironaitė, Kurauskas. Priėmė labai blogai, todėl kad mano tėtis buvo jų kursiokas. Ir visi galvoja, įkišo, bet ir įkišo. Tai koks 10 metų aš žiauriai kompleksavau. Jeigu taip šiuolaikiškai kalbant, aš negalėjau būti savim. Jaučiausi nesaugi. Nesaugi. Visai nesaugi. Gražiai ir labai visiems patikti ir daug kalbėti. Man toks įspūdis buvo. Tada aš patiksiu. O čia yra baisu. Ir įrodinėt, kad tu ne beržas, o eglė. Tai visą laiką buvo įrodinėjimas. Kas man, kad padėtų būtų, aš nežinau, ar tėvai taip specialiai elgėsi, ar ne. Jie beveik nevažinėdavo jokius mano spektaklius. Tik atsimenu, po kelionės į rojų tėvas nesikalbėjo. Todėl, kad aš nuoga bačkoju. Jo, kelionė į rojus, Žebriūno filmas pagal. Jis sakė, kaip taip gali aktoriai nusileisti kitokio lygio. Nu, domino tiesiog. Šiais laikais pasakytum. Va, tau ir prašau. Taip, kad priėmė labai ir aš dar atėjau tokiu laiku. Mes čia su Kostu esame ginčiesi, su Kostu Smoriginu. Kad, sako, žinai, nes mes atėjom ir krikštijom juos. Jie buvo pirmokai, mes jau baiginėjom, buvom 4-okai. Ir visą tą 10-uką dalios jau mes ten tą krikštą darėm. Ir Kostas sako, žinai, sako, aš labai pavydžiu jūsų kurso. Mano kurse buvo ir Matulionis, ir Ramanauskas, ir Kisielius, ir tikrai gabių žmonių buvo. Sako, jūs buvote išmokyti dirbti vieni, o mes 10-uke. Ir jie ilgą laiką, kai jie visi kartu 10, viskas tvarkoj. Bet sako, kaip mes po vieną, mes nemokėjom prisitaikyti prie to. O ta prasme mes buvom labai, kaip čia pasakyti, išmuštravoti. Mes buvom po vieną visi. Ir aš savo režisieriaus gyvenime taip ir neturėjau. Ot kad pasakyti, kad ten, nežinau, kaip Dalia Stori gali pasakyti, kad Nekrošius ar ne jos, arba ten Gavenonis, galvoju, su Samolyte gali pasakyti, kad Oskaras yra. Aš neturėjau tokio. Aš taip ėjau per rankas. Nu, pavyzdžiui, Bučienė. Tai čia Irena, tai bent vienintelis ir žmogus, kuris man atnešė, būtent man vaidmenį. Tai buvo žmogus, kuris daugmaž rūpinosi manimi, bet tai vėl nebuvo mano. Ir aš taip ir nugyvenau, neturėdama pasakyti, kad dar mes kažkada su Valentinu esam kalbėję. Labai seniai dar jauni buvom ir sako, Eglė, koks aš laimingas, Vaitkus teatre yra, sako, jis manim rūpinas, aš suprantu ir aš taip su tokiu pavydu ir jis vis man kartoja, kokia tu nelaiminga. Neturi savo tokio. Tai iš tos pusės aš tikrai neturėjau. Rimas buvo Tuminas, tai buvo tikrai, bet jau aš buvau visiškai dar metais už jį vyresnė, taip kad man tai nebuvo, tai jo mokiniai buvo jo, tai buvo toks bendradarbiavimas labai, labai, labai gražus. Ir niekada gyvenime aš, pavyzdžiui, nesigailėjau, kad aš išėjau iš akademinio teatro. Bet tu kalbėjai apie drąsą, kalbos nėra. Su dideliais vaidmenimis. Tavęs laukdama kieme galvoju, kur aš drąsi, bailėt, tamsos bijau, šunų bijau, visko bijau. Va, atradau, kur aš drąsi. Ir tuo labiau, kad Tuminas, mes su Tuminu vos sveikindavomės, galima sakyti, kad nesisveikindavom. Jis sakydavo, šitų žvaigždžių perneš negaliu. Ir kažkoks buvo susitikimas su manim, ten Vilniaus kino teatre, Oželytė, aš ir Kristina Kazlauskaitė rodė kažkokius gabaliukus. Jis sakė, tik nebandykit eiti visam Dapšio kursui šitam, čia mums tokių žvaigždžių nereikia. Kaip jis pasakė, koks mano temperamentas, įžeidžiamai labai, toj prisiminsiu.
kažkoks gatvinis temperamentas. Va. Ilgai galvojau, ką tai reiškia. Jinai gatvinis temperamentas. Ir tada, kai jis mane pasikvietė, aš amo netekau. Nieko bendro tarp mūsų. Aš mačiau porą jo spektaklių, vienas patiko, kitas ne. Nu, kuris patiko? Man labai patiko Viduržemis jo diplomas. O nepatiko? O nepatiko visi iš Brisbano, šitie man kaip nerimo būtų. Ir aš, vat, gal Rimas teisus, jis taip barzdą vieną kartą sukdamas, mane pamatęs, na jau, sako, kur Gabrėnaitė, ten revoliucija. Aš galvoju, kodėl jis taip pasakė. Tai aš tokią savo revoliuciją sukėliau, kad ten puolė Adomaitis, visi kur tu eini, kur tu išprotėjai, tu čia pagrindinius vaidmenis vaidini, a tu žinai, kur tu eini. O ten keitėsi, ten Vaitkus atėjo ir taip toliau. Ir bet dar reikia papasakot, kaip tas mažasis, į kur jis ėjo, į niekur. Į niekur, visai. Iš viso, reiškia, iš pastato, iš etato. Rūta, biškį tave nutrauksiu prieš, tik tu man primink, nes aš užmiršiu, apie ką mes kalbam. Prieš Mažojo teatro atidarimą, šitą pliušinis, kur dabar stovi, ten jos mus pliušo daug. Aš taip atsisėdau, mes prieš taigi dirbom Kalkėse, Griuvėsiuose, važinėjom po Lietuvą ir taip toliau. Ir aš atsiprašau, tualete turiu mylimiausių žurnalų tokią lentynėlę. Ryte atsiverčiu, galvoju, koks bus sakinys, tokia ir bus diena. Tai prieš atidarimą atsiverčiu ir paskaitau. Dom pastrojant, жизнь nekončia. Tie, kurie daug namų stato, turi suprasti, kad reikia visą laiką statyti namus. Ir čia kaip čia rusai sako, vodų glėdėjai. Atsirado teatras ir kažkas dingo. Bet kažkas tai dingo. Vyko iki to, bet vėl aš galvoju, tai yra gyvenimas, tai yra normalus. Normalu. Aš žiauriai mėgstu skaityti tuos daugmaž žmonės, kurie mano autoritetai buvo. Demidovos knygas, aš baisiai mėgstu tas visas autobiografijas skaityti. Ne dėl to, kad ten sužinot, bet taip skaitai galvoju, bet ir man tai buvo, bet ne viena aš durna, bet dar yra viena, dar kažką tai pasitvirtini, kad tu teisus, kad tu eini tuo, jau susimaišiau, nutraukit mane ir paklauskite kažką. Užmiršau, ką kaip norėjau tik pasakyti. Demidovos knygoje radau labai tau tinkantį, reiškia, pasažą. Reiškia, jinai rašo, kad suvaidino jinai, tarkim, Ranevskaja, o po to jai reikia kelių, ir tai buvo viršūnė, o po to jai reikia kelių vaidmenų, kad jinai atsikratytų šitos viršūnės ir galėtų visiškai nuo nulio pradėti kurti kažką kitą visiškai nieko bendro. Ir keli vaidmenys, kurie buvo, tiesiog vidutiniški, nepavykę. Ir, kai sako, kai man sako priekaištus, kad, čia nelabai jai pasisekė, sako, supraskit, man reikia tų nesėkmių, man reikia išsivalyti. Kalbos labai irgi. O šitą frazę ir praleidau. Kažkas daug prirašė knygų. Nes po Vyšnių sodo aš mačiau, kad, blogiau negu Vyšnių sodas. Ne, tai čia yra daug blogiau. Maždaug, arba vėl tas, vėl tą patį, per tą patį. Ir čia kai kartai žurnalistai sakom, ką nors kitką pasakykit, jau tą žinom. Tai ką aš dabar sugalvosiu savo biografijos vingius kažkokius kitokius ir kitaip. Aš nežinau, bet aš gyvenime, aš kalbu vėl neapibendrinu, mokiausi tik tai iš klaidų. Tik tai man patinka nelietuviškus žodis, mano studentai dažnai sakydavo, koks pravalas. Tai iš pravalo aš mokiausi. Kai išeini po spektaklio ir kai girdi savo kulniukų kaukšėjimą ir kur net ausis dega iš gėdos, čia yra tos didžiausios pamokos. O tie, kurie ten pavykę kažkokie vaidmenys ar kažkas, ta pergalė,
kabūta lyg tai ta pergalė, bet tai yra tai vienam pergalė, kitam nepergalė, vienam tu patinki, kitam nepatinki. Čia kaip visai netyčia, ko gyvenime su manim, gyvenime gyveni ir mokaisi. Vienas studentas buvo paprašęs, sako, dėstytoja, sako, Trakuose, kur pati dar save nustebino. Galvoju, jeigu aš dar galiu nustebinti save, tai super. Yra, sako, ten bus onkologų suvažiavimas ir paprašė, kad jūs ten pasikalbėtumėt su tais gydytojais. Tik sakau, prašau, kad čia man šampanas nešaudytų ir degtinė nebūtų geriama. Ir kažkaip įėjau ir taip jie tie gydytojai gražiai klausė, kažkas kažko paklausė, tie onkologai, gamta aplinkui tokia graži. Ir man kažkoks aktorinis užplaukė, paskaitysiu aš jį. Į tokią mintis, ar pasiruošiai? Ne, bet kaip nors. Ir taip atsistojau, ta tokia pakila ant scenos. Ir kažkodėl Rūta, man visada Rūta Staliūnaitė, taip mokėdavo, tas moteriškumas, jo žavestys, protas, viskas kartu. Nuo jaunystės, atsimenu, įdėlėdavo ir ją valandą būdavo galima žiūrėti. Ir aš taip atsistojau, galvoju, kaip Rūta dabar iškyla, tai sakau su publika. Ir sakau, bus Mortos monologas iš dramos Mindaugas. Ir pradeda, visi išėjo ir duris uždarė. Ten kažkaip išėjo melstis už mane, už karalienę. Ir galvoju, kaip gerai pradėjo. Tokia mintis galvoju, super, balsas nuskambė. Ir staiga, bet ar žmogus, o galvoju, kam tą ranką pakėlė. Bet visai, kam tą ranką reikėjo pakelti. Ir tik balta, kur dairais, nieko neatsimenu. Ir taip jie taip klauso. Ir tokia didžiulė ašara, kaip 3-litrinis puodas. Rapidų taip ant kilimo. Apsiverkiau čia. Vienintelis ginklas pravirko. Ir paskutinės 3 eilutės. Bet labai rimtai. Paskui galvoju, o kur monologas? Nesvarbu. Studentas buvo stasas, Eglė kažkaip mažoka. Tai bet susirūpinimas, ar aš gražiai atrodau, tai yra pagydančiai. Jeigu tik jau pagalvoji, bet buvo spektaklių. Pavyzdžiui, Hamletas, arba pavyzdžiui, Karalius Lyras, o šiai dienai prisimenu, išeidavau Gertrūdą vaidinti su Chadaravičiumi ir Chadaravičius klausdavo, ką mes čia darom. Suknelės vos ne Statkevičiaus už 500 rublių, plunksnų daug ir jaučiuosi kaip lapė. Snakaliuko makaliuko. Ką vaidinu, neaišku. Todėl aš po to labai pradėjau daug atsisakinėti. Kaip tai įvyksta? Man nepatinka. Išeinu. Ir viskas. Bet pradedi darbą ir tada išeini. Va dabar viešai visai visuomeniai pasakysiu. 3 kartus bandžiau su Vaitku. 4 visus 3 pabėgau. 4 kartą paklauskite atvirai, ar eisi? Eisiu. Nežinau, kodėl eisiu, bet neužtikrinta, tikriausiai, kad pabėgsiu. Bet traukia mane kaip nežinau ką. Mes su Vaitkum pradėjom, tai kur galėjo būti labai įdomus dalykas, kai aš išėjau į Mažąjį, čia prieš tą baisųjį akademinio metimą. Maidelytės, Tomkaus. 33 artistus. Kur Vaitkus atėjęs jo. Ir ten mes repetavom Karamazovos, Dostojevskio. O dar aš bėgau esmė ir nuo Vaitkaus, kai Vaitkus atėjo. Kažkodėl. Man aš galvoju, ar Vaitkus geriau, ar Tuminas. Ir tas blogai, bet kuris geriau, tas Rimas. Krito kortą ant Rimo. Ir ta prasme, tai turėjo būti labai įdomu.
Labai aš Grušenką turėjau vaidinti, buvo surinkta iš visų teatrų, ir Adomaitis, ir Šurna, ir Užmanymas buvo labai įdomus, bet po to prasidėjo čia visi tie su akademinio teatru, kur ten metimai dada ir Vaitkus išėjo. Ir po to buvo pagal Meką pradžių pradžia, kur aš pabandžiau. Bet supratau, kad čia nelabai man. Kažkaip tai nelabai. Galvoju, kaip čia atsisakyti. O tu sakai, kaip atsisakyti. Nu ir ką tu darai? Galvoju, kiaulystę, prieiti režisierius, sakyti, aš jau į Varną, man visada aš baisiai myliu Gintarą Varną, bet kaip jis man pasakė, Eglė, kai jūs... Ir aš atėjau tikrai nuoširdžiai pasakyti, kad aš Garcia Lorca įstatė. Ir kai aš įėjau, jis kažką prie klepo darė. Jis kaip įėjau, jis pamatė mane ir atsisako, aš sakau, suprato žmogus. Jis sakė, aš tau niekad neatleisiu šitą. Čia yra labai, tai reikia, kažkaip, gražiai padaryti. Tai pavyksta? Ar tiesiog neateini į repeticiją? Ne, aš galvoju, kaip čia Jonui pasakyti. Galvoju, suimprovizuosiu, nekursiu teksto iš karto, galvoju, kažkaip susitiksiu, ir išeis, ir atėjau į repeticiją. Ir, kažką tai bedžiau, tai įtaigiai suvaidinti. Sako, Jonai, tikriausiai žinai. Ką? Aš pas tave nebeteisiu. Kodėl? Aš nemyliu publikos. Ir eina tekstas, aišku, iš kur tas ten. Ne publika nervuoja, aš publikos nemyliu. Aš tikriausiai išeisiu iš teatro. Jis mane nervuoja. Ašarai irgi buvo. Nelabai suprato, ir ką čia. Aš tau linkiu laimės, aš gražiai ir bėgau nuo laiptų ir ploščius iškliuvo. Ir Vaitkus tada, atsimeni, mes ten kalbėjom apie kažkokius vaidinimus, nebeatsimenu. Vaginos monologais dar siūlė dar kažką. Ir aš plėšiau ploščiai, sakiau. Ir paskui buvo Barbora Radvilaitė. Aš prašiau, kad jis manęs medinę suknelę neaprengtų. Jis man metalinę. Ne, čia viskas juokai, bet nieko neišeis. Aš ne tiek apie aktorę, kad aš galėčiau dirbti su režisierium, kur jokių kampų nėra susilietimo. Bet tik aš dabar galvoju, kas čia yra, kuo tolyn, tuo labiau didėja tų atsisakymų. Per pusę metų 9 su klaustuku. Tai aš dabar pradėjau nerimtai, nesijuokit, aš galvoju, ar čia aš tingiu, ar jau atėjo toks pasiteisinimas, geriau nieko teigiam. Ar čia, ar neįdomu, ar kaip čia pasakyti, aš nežinau. Poreikis yra didesnis, reikalavimai savo didesni, dar didesni. Bet matai, pavyzdžiui, artistą matai tik scenai. Ir daugiau nieko. Ir va dabar žinai, kad atsisakai vaidmenų. Ir atrodo, kad tu tuo metu nieko ir neveiki. Ar tu veiki kažką. Kaip tu tą pauzę, kuo tu ją užpildai? Galvoju. Aš galvoju, man to vaidinimo ir dalyvavimo visur man tikrai nereikia. Aš pati stebiuosi, kaip čia aš atėjau kalbėti, todėl, kad tos kalbos aktorių yra, gal Rudzinskas teisus buvo, kai sakydavo, aktor nėra skazavait, aktor pakazavait. Aš visada labai atsargiai žiūriu į tos pokalbius. Teisybės kaip po tokios, jinai yra čia kažkur labai gili. Čia reikia žiūrėti, kaip aktorius vaidina. Imkim, aš nežinau, ar su Vladu daug ką pasikalbėsim. Ne, aš žinau, kad aktorius niekad neatsiskleis. Taip, kalbos nėra, čia yra tokia savigina, čia yra, kad tai yra grinai mano ir argi tai galima paaiškinti. Aš labai abejoju, ar tą galima paaiškinti.
Ir dažnai, kas man labai smalsu, kokie yra teatro ritualai, ar kokie buvo, kažkokie prietarai. Tai pavyzdžiui, žinau, kad... Nu, tai čia po Prahos kaštonais prasidės. Tai bet tai yra labai gražu, pavyzdžiui, kai vaidinai Arkadiną Rusų dramos teatre, Žuvėdroj. Tai irgi drąsa. Va, tarp kitko, išeiti rusų kalba. Jo, tada. Rusų kalba vaidinti Čechovą, bet koks tai buvo malonumas. Susidurt su visiškai kita mokykla. Pavyzdžiui, kai tu esi kine ir dirbi, kiek man teko filmuotis, ten ir Rusijoje, ir Rygoje, ir Azerbaidžane, ten yra kitas dalykas, ten yra kinas. O teatras yra žiauriai įdomu, kad ir dabar su Makovieckiu, vat mes televizorių vaidinam. Peterburgė, čia Lietuvoje vaidinom. Vis tiek tai yra kitos mokyklos visai, yra kitos... Pavyzdžiui, Rusų dramos teatre vaidino Solomino kurso baigė Treplevą, Tvigoriną ir Mašą. Kol jie priprato prie manęs, o aš prie jų. Tas jų suvokimas Čechovo, sistema darbo, jie tokie labai betarpiški, jis taip gali, jis taip gali, jis taip gali. Aš vieną kartą Tumino paklausiu, ko tau trūksta, Rimai, pas Rusus, jau tiek jis Vaktangoje dirba. Jis taip labai gražiai atsakė to, suprantate apie ką eina kalba, to lietuviško, tos paslapties kažkokios, jie yra labai visi, socrealizmas toks, jų vaidybos maniera, aš ne apie visus kalbu, bet ten, kaip man teko. Ir kol mes prisiderinom, aš taip galvodavau, kaip jie čia vaidina, taip keistai, taip visai galiu. Ir dabar, liepsit, verksiu, liepsit, juoksus. Todėl mes dabar truputėlį dirbam su Gumausku, bet repetuojam, man toks malonumas, tai dar žiūrėtis, taip. Ką reiškia superinis aktorius, kai jis viską dar tik potėpiais, kaip jis atsargiai eina, kaip jis atsargiai ieško ir kaip jį įdomu žiūrėti repetuojant. Ir pavyzdžiui, prie mano pagarbos Makovieckio talentų, kad tai yra talentingas aktorius ir taip toliau, bet pas mus jau to teatre seniai nebėra. To, kaip Gaidžio žmona Gaigalaitė pasakyti, kaudrą traukia ant savęs. Kaip jisai vienas vaidina, vienas. Tai yra jų mentalitetas, jų teatras, jie taip vaidina. Ir kaip jis atvažiavo čia vaidinti į Lietuvą, ir kaip jisai, taip lietuviai už Arūną Sakalauską, taip išeina Makovieckis, bet visi už Sakalauską. Ir mes nuvažiavom Piterį, visi už Makovieckį. Taip, jau mums reikėjo kažkaip kitaip, vis tiek kitaip vaidinasi. Ir tau reikia pasakyti, šeist pamiešį ščichų sadim. Ir Atiomas sako, nesaky, kam tu sakai, nesaky šeistų sadim. Ir aš tik į orą įkvėpiu šeist pamiešį ščichų sadim. Tai toks yra nugalėjimas savęs. Dar tu galvoji, vis tiek tu galvoji lietuviškai. Vis tiek tu galvoji lietuviškai. Galvoji lietuviškai, tekstą verti į rusų kalbą, bet aš labai dėkinga likimui, kad aš pabandžiau. Aš nežinau, ar būtų, dar po to siūlė vienas toks dabar labai garsus teatras režisierius, jis specialiai atvažiavo man statydamas su Kameliu. Černiakovas, man atrodo, dabar jis įeina į 5 operos režisierių pačių garsiausių. O tada buvo jaunas berniukas dailininkas. Taip, kad tas patyrimas buvo labai įdomus, žiauriai įdomus ir aišku, tam reikėjo drąsos. Tai vat jau antrą kartą drąsiai, kur čia dar drąsiai. Nieko, aš tiesiog prisiminiau, kaip man labai gražus buvo tavo prisiminimas,
kad tame spektaklyje, Rusų dramos teatre, tokios kaip senos, tokie seni teatro prietarai, kad į kostiumus druska pripilta. Tai vat, man šitie dalykai įdomu. Vat, kas, Dar kartą galvoju, kiekvienas teatras turi savo gimimą ir mirimą. Kiekvienas laikmetis turi savo gimimą ir mirimą. Kiekvienas spektaklis, tu niekada, ot kur yra keista ir graudu, tu niekad nežinai, kada tai bus paskutinis kartas. Aš atsimenu Antigonę, aš jau pravaidinau 10 metų ir galvoju, Dieve, kiek dar reikės, aš jau pasikeičiau, tekstas liko tas pats. Kaip Vyšnių sode, aš pradėjau vaidinti 40, dabar man 60, aš dabar myliu šaukiu kitaip. Kaip čia sako, ar Maja Plisecka gali šokti 80 metų, gali, bet tai reikia. Tai va, tai reikia tą daryti ir tą vaidinti. Todėl, kad tai yra, laikai keičiasi. Ir tas, kas buvo, aišku, man gaila. Aišku, gaila, kai ten premjera teatre ir visas teatras. Jau kvepia, jau gretais kvepia, jau visi darbininkai, apšvietėjai, viskas. Arba Čiauskaitė, Kelšauskaitė, aš tik sukneles ruošiamės, kaip mes čia iki ryto švesim premjerą. Dabar premjerų nėra, yra vyno taurė. Pavaikščiot su vyno taure ir geriausiu atveju. Ateini į teatrą, būdavo stalas, nėra kur rankinuko pasidėti. Grimovka. Tai kiekvienas partnerį iš scenos žodžiais, iš spektaklio žodžiais, dovanėlės, saldainis, veidrodukas, kvepaliukai, partneris ten vaidino, aš ten Liubą, tai jis rašo Liubą ir iš spektaklio kažkokią frazę. Rusų dramos teatre prieš premjerą pilnos kišenės druskos visur. Aprengėja prieš spektaklį sukalba maldelę, tau padėjus rankos. Boža ten kažkokie, o čia naša, taip toliau. Tai yra, laikai pasikeitė, viskas pasikeitė, viskas yra kitaip. Aš kažkaip žiūriu į tą, labai ateina kiti žmonės. Ir dėl ko man sentimentas, aš dar kartą sakau, aš labai bijau tapti Prahos kaštonais. Ir pradėti aiškinti, o mano laikais buvo taip, etika buvo tokia. Kitaip dabar viskas, kitaip dabar. Aš tik vieną žinau, kad tai, kas buvo aišku, tas išsibaigė. Tas etapas praėjo. Kad ir mano amžiui jau užteko to etapo, prisiminti, jeigu tai prisiminti, kur jūs matėt, nuvažiuodavai, būdavo į Piterį ar į Maskvą. Tuminas, Vaitkus, Koršunovas ir viešpatie, kas dar kiti, Nekrošius, Eimantas. Kur jūs matėt tokioje šalyje? Tai buvo aukso amžius, aukso periodas. Dar mes pasijuokėm ten su Girvainiu ar kiek. Sako, eidavau į jaunimo teatrą į repeticiją ir žirglodavau per žmonės, todėl kad būdavo neįmanoma įeiti nei Grimo kambarys, o į teatrą, nes su termosais visi sėdėdavo ir laukdavo bilietų. Dabar kalbėt, kad taip nėra, kad dėl to blogiau. Nėra, yra kažkaip, tikrai tas etapas baigės, aš tikrai labai daug žinau jaunų žmonių, kuriais aš labai tikiu. Čia negražų žodžiai. Aš tikiu kažkokie, nežinau, vingiai pas juos yra galvoj, kažkokios idėjos yra. Tik aišku, tai kas buvo. Ir man norisi šokti su etika ir, kaip aš pradėjau šitą mūsų pokalbį, sakyti, hebra, nesidaro tai. Nebus ir tas, ir biškį aš čia papaišysiu, kad nusipirkta, o po to aš pradėsiu tikrus menus daryti. Ne velnio, nebūna tai. Ir aš matau labai daug jaunų žmonių, kurie drąsiai eina į tą. Jie atsisako ten kažkur, aš gink Dieve, ne prieš serialus, aš gink Dieve, ne prieš ten domino teatrus ir ne prieš dar kažką. Aš už profesionalumą, kad visur tai būtų. Kad O kad man gėda daugiau būtų, aš labai nebenoriu. Jaunystėje tai yra tikrai lengviau pernešti negu dabar. Dabar yra pabaiga ir kažkaip, kad
kaip močiutė pasakysiu, neapsipaškūdint, bet gal dėl to tiek daug atsirado ir to atsisakymo. Žinot, man atrodo, kad baisiausia, nežinau kaip kitam mene, nestipriai galvojau apie tai. Gailestis sako, rusai sako, on ne liūbit, on žalėjit. Kadangi dabar Gorkiai dirbam, tai daug skaitau rusų literatūros. Bet rusiškas žodis yra žalėja, tai yra daugiau negu meilė. O pas mus jis blogai verčiamas, gailisi, kad nesigailėtų. Atjaučia gal. Nu, atjaučia čia dar. Graudu, kai gaila, žiūri į aktorių ir gaila. Ir dabar o ypatingai šiais laikais, tai aš galvoju, yra labai sudėtinga išlaviruoti labai, kad nebūtų už pačiai prieš save labai didžiulė gėda. Kažkaip vieną kartą su Vytautu Žalakevičiu kalbėjome ir aš prilindus prie jo kažko klausiu, kaip tu pasakyk, ten ar tas kinas geresnis ar tas kinas geresnis ar tas. Jis taip atsisukęs kažką man sako, nu gerai, nu tas -4, o tas -7, nu vis tiek minus. Tai vat, kad to minuso nebūtų, todėl kad jauni, jie privalo daryti klaidas. Jie privalo daryti klaidas, čia taip nenoriu literatūriškai kažkaip užšnekėti, bet tai buvo, atėjo vienas žmogus atsisveikinti prieš mirtį pas mane. Nelabai gerai pažįstamas, bet ir aš ten kalenau dantis į jį žiūrėdama į jo tą monologą. O po to jis sako, žinai, 2 klaidas padariau gyvenime. Nes su tuo žmogumi visą gyvenimą pragyvenau. Ir antra klaida, sako, aš gyvenau teisingai. O sako, nu, o kas dabar žino, kas yra teisingai? Sako, aš mažai dariau klaidų. Tai studentams, kuriuos aš myliu, aš sakau, bet nebijokit. Nebijokit tas klaidas daryti, kad trenktis snukiu į asfaltą ir atsistoti. Vis gali daugiau vietydavo, knygoje sakė, oi, Gabrielai, te durnai, nesimoko iš svetimų klaidų, mokosi iš savų, reikia iš svetimų. Nieko man tie svetimos klaidos man nieko nereiškia. Aš turiu nueiti gal per galvą už kampo, tada aš suprantu, aš iš jų, aš skaitau, kad čia yra didžiuliai mokslai. Bet kaip tu ją tą klaidą, kaip tu ją vertini, kaip tu ją ir jau didžiulis dalykas, kad tu supranti, kad tai yra klaida. Dar jaunystėje labai sunku suvokti, kad tai yra klaida, ką tu padarai. Arba tas vadinamas žodis pravalas. Žmonės gal turit klausimų, kad šito žodžiu nebaigtumėm. Lietuviai kaip visada neklausia. Buvo Rūtos klausimas, kaip pauzės užpildomos. Kas būna, kai pauzės ištinka? Vaidai kalbėjo apie ką, kai tekstą užmiršti? Ne. Kai atsisakot ir liekat su kuo? Nu kažkaip neliko tų kitų. Kuo tolyn, kuo aš labiau atsisakinėjau, tuo labiau kaip pauzės, jos būtinos. Bet man aš vėl tik savo nuomonę šiandien sakau. Aš galvoju, kad aš tikrai nesu iš tų aktorių, kad vaidinti. Atvirai pasakysiu, kad čia yra vaidinti. Aš nesu ant tiek gabus žmogus. Kad aš, kaip čia pasakyti, kad aš, Kad tau tai nieko nereikštų. Taip, man viskas žiauriai daug kainuoja, aš stresuoju, ir charakteris yra, kaip man visą gyvenimą aš nemėgau kolektyvo. Aš visai esu ne kolektyvinis žmogus. Visą gyvenimą aš privalau būti su kolektyvu. Aš jau nekalbu apie gastrolės, apie spektaklio kūrimus ir taip toliau. Čia yra aktoriniai dar bruožai, kur pas aktorių įdėra. Man pauzės nėra, aš atvirkščiai, man reikia kažkokios harmonijos, man reikia, kad būtas kvepėtų, kad kelias į teatrą jis man būtų gerom mintim, o aš neturiu kada susikaupt, kada save išvalyt, kada
ir tiek daug buvo, aš dabar jau puikiai žinau, ką aš galiu, daugmaž ką aš galiu, ko aš nebegaliu. Tai kas, todėl man tarp kitko yra labai įdomu dirbti su jaunai žmonėmis, matyti ir klysta jauni režisieriai ir ne taip. Man tik kartais graudu dėl jų, todėl kad jiem yra labai sudėtinga. Iš vienos pusės jie gali daugiau, mūsų laikais tai buvo visai kita sistema, dabar jie gali, nežinau, yra galimybės kitaip teatrą daryti, nežinau, kambarį pasiimti kažkur, tai loftą, nežinau, kaip Maskvoje dabar su Mindaugu, kaip kalbam, daug kas jauni režisieriai pasiima tas apleistas gamyklas, ten degtinės ar saldainių kažkokias ir daro kažkokius. Mūsų laikais tai buvo labai sudėtinga daryti. Taip kad nežinau, aš nebijau pauzių, aš vėl rašyčiau, aš vėl grafomaniją užsiiminėčiau, o tikrai yra apie ką. Man tas rašymas irgi yra kavos puodukas, pasiėmimas, man yra kaip oras, kaip dantų įsivalymas, kaip higiena kažkokia. Ir aš tą dariau, dabar labai gaila, kad porą metų aš to nedarau ir praeina kažkokie įvykiai, praeina atmintis kitokia jau yra, fiksuoja visai ką kitą. Taip kad aš pauzių nebijau. Aš galvoju, kad kiekvienas aktorius turi savo ir likimą. Vienam išeinant, kitam ateinant. Yra ir gyvenime žmonės žibutės, snieguolės, astros, rožės, chrizantemos, kuo ten baigėsi, kalijom. Kiekvienas turi tą savo laikmetį ir jeigu tu žibutė, tai tu nebūsi kalė, o jeigu tu kalė, tai tu būsi snieguolė. Ir pas mane nėra tos baimės, ką aš darysiu. Nėra, tik dar norėčiau pasakyti, kad kiek teko ir bendrauti su tais jaunais ir su tik baigusiais. Kažkaip pastaruoju metu teko su režisieriais bendrauti. Vienas labai gerai man pasakė, žinot, labai sudėtingai. Sakau, tai ko jūs neinate į teatrus, nesiprašo ten ar taip toliau. Sako, yra visada du pageidavimai teatro vadovų. Sakau, kokie? Kad pirmiausia, kad tai būtų labai geras spektaklis. Ir antras, kad eitų daug žiūrovų. Tai čia šitokių norų galima ir užmušti žmogų. Taip kad man gaila tų žmonių, kurie neturi teisės į klaidą. O čia privalo kiekvienas turi teisę turėti klaidą, į tą vadinamą pravalą, į tą... Man čia tik, kad tie žuda tik žuda. O ne. Taip. Ne, baikim tuo, kad optimizmo ne šiandien. Kiekvienas turi teisę į pauzę ir į klaidą. Taip. Ir jums to visiems linkiu. Ačiū.